Pagaliau, tai akimirka, kurios visi laukia. Palauk, ar pasaulis tik išprotėjo? Nuo kitų video žaidimų kūrėjų iki futbolo komandų ir net sambo šokių, nes kodėlgi ne? Visi, skaitant ir mane patį, yra pasigavę GTA 6 virusą. Mačiau, kaip kažkas pakeitė savo šeimos nuotrauką į screenshotą. Atsiprašau, Zenelė, tave pakeitė GTA 6 trailerio fondą. Tai nesmeniška, tai tik hypas. Ir kai manėte, kad hypas negali pasiekti naujos pakopos, žmonės moka nustebinti. Galite prisijungti prie 1000 žmonių tiesioginėje transliacijoje su šypsena laukiančiu trailerio. Kol aš transliuodamas savo transliaciją, be proto stengiuosi įtraukti 5 žiūrovus. Rimtai, tai kaip atlikinėti stand-up arenoje pastatytoje 5, kur juoko aidas atsimuša į tuštumą mano virtualiame koliziejuje. Iš studijos, kur jums pristatė daugiau pavogtų automobilių nei naudotų automobilių pardavėjas ir daugiau chaoso nei beždžionė fejerverkų fabrike, pasirodo žaidimas, kurio jūs laukite, ar bent jau tai, ko nežinojote, kad jūs laukite. Pasiruoškite GTA 6, kurio pasaulis toks platus, kad prieš tai buvęs žemėlapis atrodo kaip minimapas, ir pasiruoškite netikėtam posūkiui. Pirmą kartą įsikūnykite į mūsų dinamišką duetą, įkvėptą legendinių nusikaltėlių Bonnie ir Clydo, su pirmą kartą žaidime įkūnijama moterim. Įsitraukite į įtemptas veiklas, tokias, kurias savo tikrajame gyvenime vengite. Pavyzdžiui, virtualus jogos seansas, kurio vienintelis, ką pasitemsite, tai savo virtualios asmenybės raumenį. O jūsų žaidimo metu sukeltam sąžinės jausmui yra virtuali terapija, nes niekas nesako geriau savęs tobulinas kaip pikseliuota intro perspektyva. Tai beveik kaip tikras gyvenimas, bet su mažiau pasekmių. Po daugiau vėlavimo nei ryte tavo kelionė į darbą ir po daugiau feikinių trailerių nei filmų festivalyje, laikas tikram. Šis žaidimas turėjo tiek daug klaidingų spekulacijų ir 1000 klaidingų YouTube vaizdo įrašų, kad net Nesė pavydėtų. Žinoma, transporto priemonės, nuo stilingų sportinių automobilių iki keistų kabrioletų. Patirkite visą transporto priemonių disfunkcijos spektrą moderniame Vice City, nes niekas neapibūdina taip gerai nusikaltimo banga, kaip pavogtas minivanas greitam pabėgimui. Grand Theft Auto 6, nes kartais tiesiog reikia pertraukos nuo realybės, jau greitai, arba kada tik kūrėjai nuspręs, kad jie yra pasiruošę. Užsisakykite dabar ir gaukite įsivaizduojamą sportinį automobilį į jūsų įsivaizduojamą garažą.